apie alų pakalbam, truputį porą minučių. Kaip atsikratyti alaus, kaip nebegerti, kaip gyventi sąmoningą gyvenimą. Ne blaivų, o sąmoningą. Nes blaivas gali būti, 6 mėnesius ir paskui vėl gali būti girtas, supranti? Kaip gyventi sąmoningą gyvenimą. Aš apie sąmonę, kalbu, o ne blaivumą. Šiaip tai aš irgi geriau alų. Aš atsimenu vienas iki savo namuose ten prie namų, nuėjom su draugeliais, nusipirkom dėžę alaus, dėžę alaus ir čipsų, atsimenu. Ten buvo senai, jauni kai buvom, kiek ten buvo, aš nežinau, 17 gal dar negėriau, aš dabar neatsimenu, 18, 19, 20, net nežinau. Nusipirkom dėžę alaus ir čipsų ir nuvarėm ant miškelio gerti. Žiauri būsena, žiauri, prisigeri, reikia myšti, reikia įsipagiriuoti, įsiblaivyti, smirda burna visa. Žiauru yra iš tikrųjų, kaip prisimenu. Bet aš to nežinojau, kad tai yra nenormalu. Visas mano kaimas, ne kaimas, tokia gyvenvietė didelė, gėrė ir buvo normalu gerti alaus, ar alkoholio. Normalu buvo. Su kažkuo tai valgyti, tą alų gerti, ar ten čipsus, ar ten šašlykai, ar kažkas tokio. Aš nežinau to, nes aš taip užaugau, supranti? Ir tas pats su tavim yra. Tu nežinai, kaip kitaip gyventi, nes tu užaugai taip. Tu užaugai taip tokioje aplinkoje. Gal tėvukas išgerdavo, gal mama išgerdavo, gal važiuodavai į balius kažkokius, matydavai visi geria. Aš irgi varom į babos minėjimą ir visi geria. Kurva, susirenkam į šventę, babos šventę, kur galėtų visi žmonės, giminė, gražiai pasėdėti, pavalgyti, pasivaikščioti po kiemą, pabendrauti, pakalbėti, ką sodinti, ką nusipirkti, kur važiuoti, ką daryti, gerbti visus, mylėti viens kitą. Ne! Reikia susėsti prie stalo ir gerti alkoholį, dasimušinėti. Suvaizduoji, kas yra per sistema. Apie alų dabar. Sugrįžtame apie alų. Tai žiūrėk, kaip atsikratyti alaus. Nes tai smirda, man tai smirdėdavosi. Ypač ten, kai išgeri visą butelį ir ant galo jisai toksai šiltas pasidaro ir jisai smirda. Fui, kai dabar prisimenu. Aš gerdavau alkoholį, aš jau nebegeriu ir alų, ir ten gėrimus tokius, aš jau nebegeriu nuo 12 metų, ir kažkokia fantastika. Tiesiog fantastika. Matai, kalbam tik tokia jau. Sugrįžtam prie alaus, kaip atsikratyti. Aš pasakysiu labai paprastą dalyką, labai paprastą dalyką pasakysiu dabar, žiūrėk, paklausyk. Jeigu tu pasiruošęs, tu jau suvoki, kad kažkas negerai, nenoriu, trukdo, nebereikia, jau tas yra pirmas žingsnis. O tas yra pirmas žingsnis, pats svarbiausias dalykas, tavo noras. Supranti? Ir kitas dalykas, jeigu dar ne kažkas, tai traukimas toks yra, sėdi namuose, čipsų turi lėkštę, alaus būtų gerai, išgert, tas, toks traukimas toksai stiprus. Toks, reikia nueiti parduotuvę, gal alaus pasimti, gal alaus išgerti, kaip yra. Išgeri vieno, paskui dar 16, Tas toksai, jeigu dar kažkas biški yra, tu jau apsisprendai, tu jau nutari tvirtai, kad nebenori, bet dar kažkas traukia, tas momentas yra ne tavo. Ne tu nori alaus, ne tu. Mes apie tai kalbam, jeigu rezonuoja, užeik, prisijunk ir pakalbėsim, pabendrausim visi. Ir visi kartu. O tas momentas yra ne tavo, žinok. Kažkas kitas nori to alaus gerti, Ir kai tas momentas ateina, tu jau tu jau nebegeri, nebevartoji, ir tas momentas ateina, žiūrėk, ką daryk.
iš karto uždraus tą momentą. Aš draudžiu tai emocijai, tai būsenai būti mano kūne, mano erdvėje. Aš draudžiu. Ir viskas. Aš to nebenoriu, viskas, ačiū, viso gero, čioškit visi. Supranti, uždraustą momentą, uždrausti. Ir taip ir atšoks tos visos lervos, kas ten nori to alkoholio, žinai. Atšoks ir viskas. Uždrausti, žinai, tą momentą reikia uždrausti. Ačiū, viso gero, nebereikia, nebenoriu, viskas. Čioškit visi. Tai va, apie tai kalbam, jeigu rezonuoja, užeik ir patarsim visokių patarimų, jeigu kas rašyk asmeniškai, jeigu kas rašyk komentarą, padėsim, parekomenduosim visokių gerų patarimų, bet prasmė yra, kad ne tu nori alkoholio, ne tu. Mes sumanipuliuoti labai stipriai ir čia ne tavo kaltė ir ne tavo, ne tavo kaltė, čia sistemos kaltė. Labai stipriai save vertink, labai stipriai save vertink ir gerb save, ir vertink, ir mylėk, aišku. Pagarba ir vertinimas ir yra meilė. Tai va, ir kas dar? Taip, laikai labai stipriai laikai pasikeitė. Labai stipriai pasikeitė laikai. Viskas, labai stipriai pasikeitė laikai ir reikia suspėti pagal mūsų pasaulio laikus eiti, nes jeigu dar geriam alkoholį, mes labai žiauriai užstrigę, nes laikai pasikeitė, nes visai kitokios energijos labai stipriai keičiasi viskas. Dėl to mums reikia, kad mes visi būtume blaivus, sąmoningi, neblaivus, atsiprašau, sąmoningi. Čia apie sąmoningumą mes kalbame su visais. Jeigu rezonuoja, užeik, prisijung, pakalbėsim visi, pabendrausim. Iki, čiau, pasimatysim labai greitai.